Vasarį yra puikus laikas pasėti žemuogių, tai mes išbandom naują veislę Aleksandrija, kur yra dražuotos sėklos. Kadangi dražuotas sėklas yra paprasta sėti, tai iškart sėsime po vieną sėklą į vazonėlį. Kaip sėjos substratą pasirinkome sodo žemę iš klėtelės. Joje yra ne tik durpės, bet ir priemolis, smėlis, tad augalai turės iš ko pasimaitinti, kol augs vazonėlyje. Jei norisi, galima šias žemes dar permaišyti su agroperlitu. Pripildžius žemėmis vazonus svarbu stipriai jų nesuslėgti, tik švelniai prispausti. Na ir viskas, sėjam. Galima sėklas išsiberti kažkokį induką, kad geriau matytume. Tugu jas sėti su pirštais arba galima naudoti, pavyzdžiui, sušlapintą pieštuką. Prie jo labai gerai prilimpa sėklos, tad galima ne tik padėti ant žemės, bet šiek tiek vos ir prispausti. Labai paprasta sėti dražuotas sėklas, nes jos gerai matosi. Ir turbūt didžiausias pliusas tas, kad nereikės ateityje jų išpikiuoti. Na, po sėjos vazonėlius perdedame į mūsų šiltnamį, kurį naudoja jau 3 sezoną. Mums jis labai pasiteisino, nes turi daug lentynų, vadinasi daugiau talpina augalų, jame yra daug šilčiau ir sulaiko geriau drėgmę.